Sveiki, su jumis Žibro žinios. Ir mes vedėjai Lukas bei Simona. Na, Lukai, atėjo pavasaris, tu ir vėl pakeitei šukuoseną. Kaip matai, Simona, pas mus vedėjai keičiasi daug rečiau negu mano šukuosena, kaip pastebėjai. Tai jau tikrai, bet aš tau turiu kur kas liūdnesnių žinių. Kokių? Ar žinai, kad jau visai nedaug laiko liko iki kalbėjimo įskaitos? Žinok, Simona, nežinojau, kad tiek mažai liko. Nu, bet ką padarysi, reiks pradėti rašyti tą kalbą. Reikės. Na, bet mūsų antrokai kalbas jau pasakė, taigi pasiklausykime, kokios jų nuotaikos. Sveiki visi! Šiandien su jumis rubrika Ekspertas ir mes kalbinsime mūsų mokyklos antrokėlius. Sekėsi kalbėjime. Čia vyksta kalbėjimas. Užžiūrėkime į vidų. Ačiū. Tave kalbina laida Ekspertas. Tau užduos porą klausimų. Taigi, pirmiausia, ar labai jaudinėsi prieš šalmą? Nu, šiek tiek jaudinuosi. Kaip sekėsi ruoštis? Pakankamai gerai. Taigi, kur pirkai kalbą atskleis pasą? Negaliu. Tai reiškia, pirkai. Juokaujam, šis vaikas pats pasirašė savo kalbą. Padėjau. Ne. Gerai, netardome vaiko, sėkmės tau kalboje. Kur pirkai kalbą? Nepirkau, pati rašiau. Mama padėjo? Ne, pati. Kaip sekėsi ruoštis kalbai? Iš tikrųjų sunkiai, su planu tai ten buvo labai daug problemų, bet pačią kalbą tai, kaip jau tai pasirašiau. Tai, matau, nori papirkti mokytis su gėlėmis? Aha. Ar manai, kad tai padės? Žinoma. Tai tada tau sėkmės. Ačiū. Iš kur pirkote kalbą? Nepirkau. Rašėm pačios. Padėjo mama? Ne, teko pačiai. Kaip jaučiatės prieš kalbėjimą? Labai jaudinatės? Žiauriai išgėriau valerijono. Ja, mama prigirdė valerijono. Iš patirties pasakysiu, kad valerijonus nepadeda. Jaučiu, nieko nepadėjau, dar vis vadrebu. Nusireminkite, viskas bus gerai. Ar labai sunkus buvo šių metų temos? Šiaip, jo. Buvo sunkios iš tikrųjų, tai kalbos. Man bent jau tai literatūrinės sunkios, tai aš pati, pavyzdžiui, pasirinkau kultūros. Potėmė tai maždaug tokia, kad kaip yra mūsų krašte įamžintas žymių žmonių atminimas, tai iš tikrųjų buvo labai lengva parašyti kalbą tokią temą. O kokią tu kalbą pasirinkai? Aš. Mano tema buvo kalba, o potėmė 9, tai tiesiog kodėl svarbu išsaugoti gimtąją kalbą pasaulio kalbų kontekste. Sunki. Šiaip tikrai sunku buvo parašyti, nes labai sunku sugalvoti buvo argumentus, bet parašiau šiaip. Ir kaip man ar svarbu išsaugoti gimtąją kalbą? Taip svarbu. Sveika, Diana! Labas. Kaip sekėsi ruoštis kalbai? Puikiai, iš tikrųjų nebuvo sunku. Pirkai ir pati pasirašė? Pati rašiau. Ar tikrai? Dažnai meluoji? Ne. Štai susitikome Remigija dar kartą. Taigi, pasakok, kaip sekėsi? Iš tikrųjų, iš pradžių tai labai įsigandau, bijojau, bet nuėjau ten, mokytojai viską paskui prisistačiau, pasakiau viską vieną kartą suklydau ir viskas buvo gerai. Bet jaučiasi tavo drebėjimas dar. Iš tikrųjų, tai tikrai nėra ko bijoti. O gėlės ar padėjo? Tikriausiai padėjo. Žiūrėsim, kai gausi pavojų. Sveikos merginos. Labas. Kaip sekėsi ruoštis kalbai? Labai gerai. Sunkiai. Kokią temą pasirinkote? Apie rašytojus, ten kas skatino juos kurti ir panašiai. Apie paauglius. Ten irgi literatūroje kažkas panašaus. Okay. Kas padėjo ruoštis kalbai? Internetas? Mokytojai labiausiai. Internetas. Jo, internetas tikriausiai daugiausiai. Ar pirkote kalbą? Ne. O gal žinot, kur galima gauti? Internete. Jo. Gerai. Sveika, Emilija. Labas. Ar sunkios šių mokslo metų kalbėjimų temos? Galiu teigti, kad labai sunkios. Iš tikrųjų, bent jau aš sunkią pasirinkau. Tai kodėl nenupirkai mokytojam gėlių? Mokytojam gėlių? Na, nežinau, aš rami. Nesėdi. Manau, kad tai yra būtina. Ar sunkiai sekėsi ruoštis kalbai? Labai. Ir kas tau padėjo?
mokytoja Karčiauskienė. Bei kitos mokyklos mokiniai, kurie buvo pasirinkę tą pačią temą. Kaip yra. Šaunu, tada palinkėsime tau sėkmės. Dovanoju šią saldainę, kurią man ką tik padovanojo draugas. Ačiū tau. Ar sunku buvo vaikams ruoštis kalbėjimui? Ar padėjo? Šiaip reikėtų klausti vaikų, ar jiems buvo sunku. Man atrodo, kad lengva buvo tiems, kurie buvo stropus, kurie viską laiku darė, kurie konsultavosi, tiem turbūt neturėjo būti labai sunku. O šiaip šiek tiek padėti reikėjo. Reikėjo ir nurodyti, į ką atkreipti dėmesį, ir klaidas pataisyti, ir atsakyti į vaikų klausimus. Bet tai mūsų darbas ir mums nebuvo sunku. Dėkojame ekspertams. Simona, stebėk. Kas taip daro? Ryte matau daug varnų, kai einu į mokyklą. Daug varnų matai. Labai teisingai. Bet kaip varnos skrenda? Kokia forma? Ar žinai? Nežinau, Lukai, labai bijau žiūrėti į dangų, kai jos man virš galvos skraidžioja. Patikėk, ir aš nežinau. Ypač kaip mūsų klausimėlio vedėja Gerda atėjo ir paklausė manęs tavo klausimo. Taigi klausimėlis. Sveiki, gal žinote, kodėl varnos skrenda V raidės pavidalu? Neįsivaizduoju. Pagalvok, dažnai matai varnas vis tiek pakeli galvą į dangų. Tipo, kai daug varnų skrenda? Nežinau, gal jos ten taip, toks jų būrių įsidėsimas, nežinau. Nes, ką žinau. V raidės pavidalu. Kodėl būtent V? O man atrodo, kad ne V, man atrodo, kad jos tiesiai skrenda. Aš kaip nedėviu akinių, tai man jūs W skrenda raidė. O kai dėvi, tai V. Nu, šiaip nematau ir tai. Nes jinai varna. Kodėl varnos skrenda V raidės pavidalu? Nes varnos yra iš V raidės, tai manau, jos koncentruojasi į savo tą vardo formą, kaip ir gal ir tiek. O šiaip tai nežinau. Tiesiog seka pėdomis kitų. Varnos V raidės pavidalo, čia kaip įsivaizduot, tipo ten, kai viena paskui kitą tą V. Ne, Kadangi jos juodos, jų yra tam tikra mafija ir jos skrenda taip, kad jos atpažintų, V raidė yra jų atpažinimo simbolis. Man patiko Augustės atsakymas, tai aš pritariu Augustai, nes varnos yra mafija ir kad juos atpažintų. Na, tokia jau mada skraidyti. Todėl, kad jom taip lengviau skrist. Nežinau. O gal tu žinai, kodėl varnos skrenda V raidės pavidalu? Ne. Matęs varną? Nematęs varnos? Ne. Nei per biologijos pamokas? Ne, nematęs. Kaip tai ne? Ne. Kodėl varnos skrenda V raidės pavidalu? Žinau, bet neatsimenu. Pagalvok. Nes kai neatsimenu, kaip paaiškint. Merginos, įleiskit, nagi. Taigi vienas klausimas, kodėl varnos skrenda V raidės pavidalu? Galiu atsakyt. Na? Todėl, kad varnų pirma raidė V. Šiandien mes susirišę negražiai. Viskas gerai. Kodėl varnos skrenda V raidės pavidalu? Nes jos varnos. Dėl raidės, taip. Nes taip jos susirikiuoja, kad pasipriešinimas oro taip geriau jom ten. Varnos neskrenda V raidės pavidalu. Aš kur žinau? Mačiau. Skraidančias. O tai kaip skraida tada? Bet kaip? Nėra tvarkos betvarkė pas jais. Nepripažįsta fizikos dėsnių. O tada gal aš... Meilė tik apgaulė. Saulė, mano saulė, kur tu išėjai, mano paprastas pasaulis neatleis, mano paprastas pasaulis nesupranta. Tada gal žinot, kodėl jos taip skrenda? Todėl, kad nerimtas paukštis. Varna. Nu, nes varna tai V, va. Kai skrenda V. Ir va, draugas sakė, pakartok. Kad vienas kito užpakalį matytų. Kodėl varnos skrenda V raidės forma? Taigi, mėly žiburiečiai, varnos neskrenda V raidės forma. Skrenda migruojantis paukščiai. O kodėl? Todėl, kad jiems taip lengviau skristi. Dėkojame Gerdai. Lukai, aš norėjau su tavimi pasidžiaugti,
kad mūsų mokykloje yra be galo drąsių mokinių, kurie priima visus jiems metamus iššūkius. Taip ir galvau, kad atsiras tikras vyras ir priims šitą iššūkį. Ne vyras, Lukai, iššūkį priėmė Vestina. Pasižiūrėkime. Pasižiūrėkime. Sveiki visi, čia aš Emilija ir šiandien filmuoju antrą iššūkio dalį. Taigi pažiūrėkime, kas priėmė mūsų žalio kiaušinio iššūkį. Taigi mūsų iššūkį priėmė drąsioji Vestina. Taigi kokios nuotaikos prieš geriant kiaušinį? Man jau skauda pilvą. Palauk, dar netaip skaudės. Taigi manau reikia nieko nelaukus ir pradėti. Kadangi jis šitą kiaušinį išsiplakė, tai jis dabar skaitosi kaip patiuninguotas. Manau, bus gerti jį lengviau. Ir dar cukraus įsipylė, tai čia išvis. Tai gerai, manau, reikia pradėti. Sėkmės. Nu, žinau, labai skanu. Kvapas geras. Viską iš karto. Nu, gali ir taip dar maloniau žiūrėti. Nu, skanu. Nu, dar. Tik kadangi jinai kiaušinį išgėrė, tai dabar šitas iššūkis vėl keliauja į jūsų rankas. Aš labai norėčiau šitą iššūkį perduoti mūsų brangiam mokytojui Jočiūnui. Jočiūnui. Taigi, matot, iššūkis pakrypo netikėtą linkme. Vestina perdavė iššūkį mokytojui Jočiūnui. Taigi, koks jausmas gerti kiaušinį? Šiaip su cukrum tai skanu. O jei be cukraus būtų? Supratome atsakymą, o dabar sako, kad plaukai žvilga, kailis žvilga nuo kiaušinio, tai dabar tu galvoji, kad ir pas tave žvilgės? Ne. Tai kaip tai ne? Tona. Pas mane tai žvilga asmeniškai. Jau žvilga. Taigi, manau, šį kartą tiek ir iki kitos susitikimo. Va, čia tai geras, Lukai. Tikrai nesitikėjau, kad taip pasisuks šis iššūkis. Tai nežinau, ką daryti, reikia bėgti kviesti mokytoją. Aš esu tiesiog nustebęs, Simona. Aš einu organizuoju kiaušinį, o tu teisingai, eik surasti mokytoją. Einu ieškoti mokytojo, o jūs pasižiūrėkite orus. Sveiki. Šis savaitgalis bus skirtingas. Penktadienį plienus ir dieną +10. Naktį +2 ir su lietum. Savaitgalį Kaune dieną +18, naktį +5 ir taipogi su lietum. Vilniuje dieną +18, naktį +5. Žmonės, susiraskit ką nors veikti. Būkite namuose. Su jumis buvo Žiburių orai. Matot, kokie įvykiai pas mus mokykloje. Iššūkiai priėmė ir mūsų mokytas. Štai, mokytau, jum bus kiaušiniai daužyti. Va čia kiaušinį dėsime. Matot visi, prašau, mokytau. O štai ir pats pagrindinis ingredientas – kiaušinis. Priimu tą iššūkį ir aš netgi, žinai ką nusprendžiau? Taip. Suvalgysiu lukštus. Va čia tai įspūdinga. Sakybu senas koks. Specialiai parinkau mokytau patį seniausią. Tau trinys? Tai aš tik sutryniu ir moku, žinokit. Va. O jums kadaus mokytau? Aš pasidalinsiu. Ir čia dar paliksime Simonai. Simonai būtinai, jinai sakė, dietos nesilaiko. Ačiū, mokiau. Na, Lukai, aš nesupratau, tai mokytas neįveikė iššūkių? Simona, viskas čia yra įveikta. Niekas nesigilino, toks turi būti kiaušinis. Niekas ir negali prieštarauti tokiam iššūkiui. Va, ir tau mokytas paliko, prašau. Na, ačiū labai, mokytojau. Va, ir aš žaisliuką sudėjau dar. Na, tikrai nuostabi diena mūsų žinių studijoje. O dabar komercinis pasiūlymas.
Taigi, artėja 12 kalbos, ruoškitės, stenkitės, nebijokit. Ir taipogi norėčiau palinkėti, kadangi atėjo pavasaris, jau šiltesni orai, saugokit savo sveikatą, nes persišaldę ir patikėję šiom saulėtom dienom galite susirgti netikėtai. Su jumis buvo Žiburio žinios. Ar žinai, kodėl vardą daro? Kur tu pradingai, nieko man nesakei.